duoti jiem vietų, būrelių, kur jie gali išsiskleisti, bet kurių aplinkoje niekas net nežino, kad jie yra itin aukšto intelekto. Ir tada šitie vaikai dažnai būna tie probleminiai vaikai, kurie nemato prasmės tame, kas vyksta klasėje, kurie sunkiai tapatinasi su bendramžiais, nes jiems sunku išbūti, išsėdėti, išklausyti, nes smegenys veikia kitaip. Nes man atrodo, yra svarbu kažkaip, nes tikrai jų smegenys yra kitokios. Ir tai nėra tai, kad yra geriau ištreniruotas raumuo. Tai nėra tai, kad yra gabumai, kurie buvo tiesiog ištreniruoti. Tai yra kitokios smegenys, kitaip veikiančios smegenys negu kitų. Ir tada, dėl to man taip atrodo, svarbu mes įpratę toks auksinis vaikas, gabus vaikas, žadantis vaikas. Ir tai man taip labai svarbu šitam susitikime buvo pakalbėti ir apie tą kitą pusę, apie tas iššūkius kylančius ir kaip tam vaikui padėti, kuris patiria problemas, tarkim, ne? Ir jeigu tai negimta centre, tai kokios yra galimybės, į ką reikėtų, kokios būtų gal kelios taisyklės, į ką atkreipti dėmesį, kaip žinoti, kad gabiam vaikui yra sunku. Jeigu gabiam vaikui yra sunku, mes tikrai pamatysim, kad jam yra sunku. Arba tai pasireikš jo išorinio elgesio, tai yra elgesio problemomis. Tai yra jis padarys, kad ir mums būtų sunku, savo netinkamų elgesių. Arba mes, irgi čia turbūt nuo mūsų empatijos dar priklauso, pamatysime, kad jam viduje yra labai sunku, tai reiškia jo slogia nuotaika, nepasitenkinimu savęs, tarsi netgi gabumų slėpimu kitą kartą, ar netraukimusi, jaučiam, kad gali, o jisai slepiasi, ar ne? Ir aš įsivaizduoju, kad va čia šitie vaikai ir pas kolegę gali ateiti, ar ne, dėl to, kad tai yra depresijos tikimybė, arba kitų emocinių sutrikimų tikimybė didėja, ar ne? Tai tuos pirmuosius greičiau pamatysim, šitiems pamatyti reikės truputėlį mūsų jautrumo ir pastabumo, ar ne, bet problemos bus. Tai mes pamatysime. O turbūt apie tai dėl to ir norisi daug kalbėti ir kalbėti tiesiog apie mūsų ugdymo sistemą, apie tą pačią klasę, apie